Justinas Marcinkevičius. Ištrauka iš poemos Donelaitis. Donelaitis. Klausyk, skamba kaip varpas. Labą dieną, mieli konferencijos, skirtos pažadinės lietuvių kultūrą, skirtos lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio 300-osiams gimimo metinėms paminėti dalyviai. Ko gero, retas lietuvis šiandien nežino Kristijono Donelaičio, kuris yra lietuvių nacionalinės kultūros pradininkas, sukūręs pirmąjį meninį kūrinį Poema metus, garsiausią ir reikšmingiausią mūsų kultūroje. Lietuvių nacionaliniai kultūrai metai yra ne tik lietuvių literatūros pradžia, bet ir amžinas jos pavasaris. Anot Maironio, aš, sako Maironis, kad aš nebūčiau buvęs ir tapęs tokiu, jeigu ne Donelaitis, jeigu ne Donelaičio kūryba. Tai aš noriu visus pasveikinti šiandien atvykusius ir tuo pačiu ir padėkoti, kad jūs radote laiko ir noro nagrinėti tokios iškilios asmenybės gyvenimą ir kūrybą. Vaikams, tai yra mes vairuoti būrai, iliustruota dailininkės Domicelės 1957 metais. Išsaugota knygelė šiandien yra išties vargana, be viršelių, lapuose mano tuomet buvusio beveik 4 metų laiko pėdsakai, piešiniai, įrašai. Knygelė, tikiuosi, ne kartą buvo skaityta garsiai ir mamos. Tiesa, šiandien aš negaliu išvedžioti kaip ir ką tuomet suvokiau, nes to paprasčiausiai aš neatsimenu. Pagaliau autorius ir aš buvome ne visai lygiaverčiai pašnekovai. Šiandien, vakar, tiksliau specialiai, žinodamas tą progą, dar iš naujo perverčiau tos vaikystės knygelės lapus ir pabandžiau pasiknaisioti po savąją atmintį. Sąlygojami jo pozicijos. Donelaitis ne miestiečio žvilgsnio žiūri, o žiūri į visą savo vaizduojamą bendruomenę, būro, eilinio gyventojo bendruomenės nario žvilgsnio. Ši konferencija yra skirta mūsų literatūros vienam iš pradininkų, klasikui Kristijonui Donelaičiui, ir nesu visiškai specialistas literatūros ir Donelaičio, nesu tyrinėtojas, tačiau tiesiog pamėginsiu savo pranešime atrasti kažką bendro tarp vidurio Lietuvos ir mažosios Lietuvos. Nes iš tikrųjų reikėtų, kalbant konkrečiau, sakyti, kas gali būti, ar buvo tiksliau bendro tarp Kėdainių ir galbūt konkrečiau sakyčiau Karaliaučiaus. Mėgėjai, lietuvos draugai, mums mokytojams
ir moksleiviams iš Latvijas, iš Bauskės valstybinės gimnazijos ir didelė laime dalyvaut jūsu šventėje. Teici valodiņa, ko upīte burbulēja, ko pogāja Lakstīgala. Темпераментная, упрямая, своей безрассудной храбростью, стойкостью и мужеством. Гордая, дикая, упрямая. As a reference point of the accomplished work during the year, the main aims of the festival are promotion of public interest in poetry, giving readers of poetry an opportunity to meet the authors. Buvo paminėtas Donelaitis, jo tokie biografiniai faktai ir poemos metai fragmentai. Jau saulelė vėl apkopdama būdinos vietą ir žiemos šaltos trūkus parvildama juokės. Šalčių pramonė su ledai sugaišti pagavo ir putodams sniegs visur niekas pavirto. Tuo laukus orai drumni galindami glostė ir žoleles visokias iš numirusių šau. Tuo laukai orai drumni galindami glostė ir žoleles visokias